Prieš daug metų primityvios visuomenės naudojo karius ir policiją, kad valdytų žmonės. Vienas išradėjas atėjo pas žemvaldį ir pasakė, aš žinau pigesnį būdą daryti tai. Tam nereikėtų tiek daug karių. Ir žemvaldys paklausė, koks tai metodas. Jis atsakė, na, aš galiu suprojektuoti liepsnas einančias iš mano burnos. Turiu keletą dalykų, kuriuos galiu padaryti ir žmonės į mane žiūrės su nuostaba. Ir tada jie klausytų to, ką aš sakau. Jis pasakė, aš atėjau iš aukštybių. Atėjai iš aukštybių gali per storiausias sienas matyti, ką tu darai. Ir jei tu paimsi ką nors, kas tau nepriklauso, jis galės tai pamatyti ir po to, kai tu mirsi, degsi amžinai. Tai buvo metodas valdyti žmonės. Nors karalius galėjo nužudyti bet kurį, kas jam nepatinka, nukirsti galvą tam kalės vaikui atsikratyti kokios kultūros. Jie visą tai darė, bet nežudyk buvo toje bendruomenėje. Ir žmona, būdama paklusni, leido tam vykti lengviau, nes kitaip moteris protestuotų dėl savo situacijos. Jie turėdavo prisiekti senam žmogui dėl to, ko jis norėdavo. Taigi senas žmogus nurodinėdavo jam. Jei vyras dirbdavo, kažkam jis nevogdavo to, kas jam nepriklauso. Vagystė buvo nusikaltimas. Taigi žmogus, kuris atlikinėdavo magiją, kontroliavo daugybę žmonių. Jis buvo kunigas senais laikais, žynys. Kunigas būdavo nuolatos trukdama žmonių, kurie ateidavo ir sakydavo, mano sūnus neklauso manęs, mano dukra nepaklusni. Jis buvo taip trukdama žmonių, kad pastatė akmeninę statulą ir žmonėms pasakė, kada turėsite kokių nors problemų, įmeskit $1 štai čia ir pasakokit savo problemas statulai. Kai kurie darė tai, bet jiem nepatiko išvados, taigi jie sunaikino tą statulą. Taigi jis vėliau padarė dvi, vieną su šypsena ir vieną su ragais, ir pasakė, blogajam išsikeikit, išsispjaudykit, o gerajam dėkokit už esamą padėtį. Tai buvo formos, negyvos formos, pagamintos iš molio ir akmens, ir žmonės kalbėdavo joms visą dieną ir visiškai nebetrukdydavo kunigu. Šventikas galėjo veikti kažką kitą kur nors. Taigi štai kaip atsirado tos ikonos, įstatymai ir visos įmokos. Jėzus vaikščio ant vandens, žmogus vaikščio kosmose, mėnulyje. Taigi šį aspektą jūs galėtumėt naudoti, bet jis nebuvo dievybė. Jis nebuvo dar viena Dievo manifestacija. Nei kiti puikus mokytojai. Puikus mokytojai buvo puikus atsižvelgianti tai, kas egzistavo tuo metu. Arčiausias dalykas, ką jūs galite vadinti tiesumu, yra mokslas. Arčiausias dalykas. Nes ši sistema tikrina dalykus ištisai. Tu ateini su idėja, jie išbando ją. Labiau negu kuri kita sistema. Taip, technologijos daro klaidų, pastatai nugriūna, tiltai lūžta, bet palyginus su kuria nors kita sistema, ji nepalyginamai pranašesnė. Ir vienintelė žinoma sistema, nugabenanti žmonės, kur jiem reikia. Elektros energija duoda energijos šaldytuvam, kuriuose laikoma maisto atsargas. Mokslas ir technologijos išlaisvino daugiau žmonių nuo sunkaus darbo ir vergijos negu bet kuris filosofas ar geradarys. Deja, kai žmonės pamato motiną Teresę keliaujančią ir padedančią žmonėm, jie negali įsivaizduoti keletos dirbančių agronomų, didinančių žemės ūkio derlių kelis kartus, kuris galėtų pamaitinti žmonės, kurie niekada nebuvo maitinami ir būtų mirę iš bado. Jie nesugeba to suprasti. Jie mato, jei parodo į normaliam žmogui filmus su tūkstančiais vaikų su sukritusiais pilvais, kenčiančius. Jiem atsiranda gniužulas gerklėj. Bet jei tu nori užsidirbti pinigų, filmuojamas vienas lošas vaikas su ramentais, judantis arčiau filmavimo kameros. Ir kai jis priartėja prie kameros, jie nufilmuoja tekančią ašarą žemyn. Gali užsidirbti daugiau pinigų rodant tai 8 milijonams žmonių. Jie yra bukagalviai. Jie yra sąlygoti pritarti naivumui. Tai ne žmonių rasės, aš smerkiu vertybių sistemą, indoktrinacijas, kurios yra pateiktos aukštojo išsilavinimo institucijų. Jos net nėra aukštojo išsilavinimo institucijos, jos yra žalingo žmogaus vystymuisi. Ką jūs vadintumėt sąžiningumu ir sąmoningumu aplinkai ir joje esantiem žmonėm?